Turim štai tokį puoduką. Žiūrėsim, kas čia nutiko. Blenderiukas. Home marker. Sakė, įjungi ir pradeda rūk dūmai. Tai geriau jau mes jo nebandysim jungti. Tiesiog išardysim ir žiūrėsim, kas čia bus viduje, kas bus sudegę ar ne. Nu ką, bandysim atidaryti, žiūrėti, kas čia viduje. Labai patinka smulkiem darbam toks aparačiukas, labai geras. Viską susidėsim tvarkingai. Ir žiūrim, kas čia bus pasvilę. Dar vienas. Tas vaizdas man labai nepatinka. Labai. Tokiuose dalykuose nėra saugiklių, jokių apsaugų. Todėl iš karto, jeigu kažkas pastringa, nudega variklis. Ir vat apvijos visiškai sudegę, gal čia nesimato, bet jos visiškai juodos, išsilydę. Ir nieko jau šiam motoriukui nebepadarysim. Tai ne pirmas šitoks atvejis. Turėjau kreiziuką, kurį esu įkėlęs. Irgi nėra jokių apsaugų, jokių saugiklių, va tiesiog. Ir pastringa šiek tiek. Kažkas matyt, gal guoliuką subiro. Greičiausiai čia bus toks atvejis. Ir subirus guoliuką, nors čia šiaip sukasi kažkas. Na, galim bandyti pažiūrėti, kas čia sukasi. Sukasi, bet jaučiasi, kad sunkiai labai. Matyt, per sunkiai. Nepajėgiai patempti ir jo labai sunkiai sukasi. Tai paprastai nepasuksi. Tai vat priežastis bus kažkur čia viduje. Kodėl jis taip sunkiai sukasi, arba čia kažkas tai matyt biškį pabiro, todėl viskas ir taip vat ir nutiko. Taip, šito daikto sutaisyti nepavyks, bet, kaip sakė šeimininkai, bent žinosim, kad ramia širdim galim išmesti. Tai va daug kas taip man sako, nu bent tikrai žinosiu, kad galiu išmesti. Nes, daiktų šiaip išmest gaila, gal visai nedidelis gedimas, bet tiesiog tokį daiktą kažkur va čia kažkam nunešt sutaisyti, kaip pas mus miestelį. Tai, bent aš nežinau, kas juosius apsimtų taisyti. Dažniausiai būna standartiškai taisau televizorius, taisau ten įrankius, taisau paspirtukus. Bet kad tokius visokius paprastus daiktus, juos labai sunku įvardinti, kad taisai tu kažką tais paprasto, tokio, įvairius tuos daiktus. Tai vat aš vis bandau parodyti, ant kiek įvairius daiktus aš taisau, žiūrau juosius, tikrinu, kas blogai, ką pavyksta sutaisyti, ko nepavyksta sutaisyti. Tai va. Šiaip dažniausiai pavyksta. Tokių atvejų yra ganėtinai nedaug, nes šiaip dažniausiai būna tų apsaugų. Arba būna kažkoks tai tiesiog nudegęs, ar laidukai kažkokie nusilankstę. Kai buvo mikrobangų krosneliais, šeimininkas sakė, didžiulis sprogimas buvo. Saugiklis, kai sprogsta, irgi būna didžiulis garsas. Tai vat, tai va tiek. Žiūrėsim,
ką veiksim toliau. Pamatysit viską kitame video. Laukit. Iki.